Hebra, noriu paprašyti. Davai, ne į Instagramą kelkit fotkas, nes jau atsibodo. O gavę teises, pasistatykit 6 skarbės alaus. Apvažiuokit jas, pasižiūrėkit, kaip jūsų baikas lekia. Ir bus daug geriau. Na čia, žinai. Bet ten nesivaikia. Sveiki, aš esu Rytis, esu motokaskadininkas, nakties siūtas projekto įkūrėjas. Šiemet pastačiau netgi 2 pasaulio rekordus, atlieku ir ekstremalius triukus ir su motociklu, ir su ugnim, ir tuo pat metu padedu žmonėms atsigauti po avarijos, pagerinti savo vairavimo įgūdžius ir mokinu, kaip tinkamai, saugiai ir kietai atrodant vairuoti. Supratau, kad noriu padaryti kažką tokio, ko dar nieks nemėgino, arba kažką su ugnim ir motociklu. Pradėjau ieškoti informacijos ir supratau, kad nieko čia nė velnio nėra, ta prasme, nieks dar su motociklu ir ugnim nieko panašaus nemėgino. Tai pamėginau sujungti, pirmi nudegimai, pirmi rimtesni kritimai, pirma stanto pamoka ir kitokie dalykai ir dėjo iki to, kad dabar sėdžiu su pirštinė, nes ranka šiek tiek nudegus, bet jau turiu kom ir pasigirti faktiškai. Tai kaip prieš tai minėjau, dabar turiu 2 pasaulio rekordus, vieną pagerintą, o kitą naujai pastatytą, tai yra 192 myles, nuvažiavau motociklu be rankų, sunkiomis sąlygomis per lietų, tai čia vienas rekordas, o kitas yra, tokio dar prieš tai nėra buvę, tai 8,5 valandos važiavau, tai yra vienu metu gavosi, kad 2 rekordus pastačiau, ir toliausiai, ir ilgiausiai. Šitam rekordui, kurį sugalvojau rugpjūčio mėnesį, supratau, kad lieka 3 savaitės. Iki tos datos, kai jau sukūrei Facebook'e eventą. Pradėjau žiūrėti, supratau, kad, gerai, 8 valandos be tualeto. Realu, bet reikės specialiai sugalvoti, kaip gersiu, ko negersiu, kaip valgysiu, kad nieko nesinorėčiau. Negėda pasakyti, bet važiavau su pampersu. Jo neprireikė, bet buvau su pampersu. Reikėjo šito. Taip pat supratau, kad motociklo bako tai pakanka 120 mylių, o mano tai tikslas tai yra didesnis. Tai pradėjau galvoti apie kito bako pastatymą, pradėjau konsultuotis ir supratau, kad idėja nekokia, nes laiko mažai, kaip tai padaryti nežinau. Tai elementariai tiesiog neužsirakinau motociklo bako, užklijavau lipnią juostą, pasiėmiau 6 litrus į tašės motociklo ir važiuodamas tiesiog ištraukdavau butelį iš tašės, įliesdamas vairo, atsukdavau, apversdavau, pildavau sau kojas viską, ką tik įmanoma, pirmus kartus benzinų, susipyliai, kaip torpeda. Numetė žmonėm tą butelį, žodžiu, važiuoju toliau. Finišavau, kirtau rekordo ribą, žodžiu, 5 ar 6 antis virš stadiono praskrido. Tai iš vis romantika, žodžiu, ne balandžiai, bet antis. Specialaus pasirašymo nemažai buvo, bet kur gauti atsakymus irgi nebuvo. Žinia, tai teko rizikuoti. Kadangi visą laiką klausiau tos tokios rokavos muzikos ir mane supo žmonės, kuriem labiau prijaučia ne prie sportbaikų, o prie čioperių, kruizerių, tai taip ir gavosi, kad visą laiką šalia manęs buvo pagrindinis mano motociklas čioperis ir galiausiai su juo ir pradėjau atlikinėti įvairius triukus. Sunkiausias išbandymas man ir pats pirmas, ko gero, buvo tai, kai pamėginau išlaikyti vairavimo egzaminą užrištomis akimis. Egzaminą turėjau kaip ir normalus motociklininkas, jisai ruošėsi mokyklai ir važiuoja laikyti egzaminų. Lygiai taip pat ta diena, kai buvo egzaminas, tai turėjau 1 kartą, vienam pratimui. Tai reiškia, pradėjom nuo gyvatėlės, aštunkė, lėti pratimai, greitų pratimų metu netgi vietoj kliūties apvažiavimo 5 km/h greičiu pastatėm moterį, kad stovėtų per vidurį ir turėjau 1 šansą. Tai iš tikrųjų visi pratimai puikiai sekėsi, vos nesusimoviau su išvažiavimas iš garažo ir norėjau pasimaivyti vėl į egzaminą, pratimas jau gražu ir galvoju, dabar net ir įvažiuosiu. Ir įvažiavau taip per pusmetrį nuo kūgio. Sustojau prie linijos, bet per pusmetrį.
Tai kaip ir veltui, dar tada buvo per mažai patirties matyti, kad maivytis. Galiausiai ir įkūriau savo kaip ir papildomą vairavimo įgūdžių lavinimo kursą, nes tikrai žmogus išlaikęs egzaminą, jisai tikrai dar neturi galimybės vairuoti, jis turi tik tai teises, bet įgūdžiai yra ganėtinai prasti. Ir nusipirkę galingus motociklus, kai atsisėda, tai kartais baigėsi labai liūdnai. Dėl to labai džiaugiuosi, kad jau pradeda populiarėti ir vis daugiau žmonių kreipiasi, ateina, mokosi papildomų vairavimo įgūdžių, kaip tinkamai stabdyti, važiuoti, kaip tą motociklą priderinti prie savęs. Kadangi žmogaus yra tokia psichologija, kad labiausiai žavi tie dalykai ir labiausiai yra tokie romantiški, kurie turi savyje ir pavojaus, tai gal dėl to ir motociklai tikrai daug kam patinka. Nes tai yra tikrai padidinto rizikos transporto priemonė. Tikrai nėra tokia saugi kaip automobilis ar kažkas kito, ar laivas galų gale. Tai ir iš tikrųjų esu turėjęs savo pažįstamų, kurių jau nebėra, nes jie tikrai žuvo su tais motociklais ir pats mokindamasis tos triukus suprasdavau, kad čia iki lūžio labai arti, čia viena klaida ir tau gali būti jinai netleista ir teks pagulėti, pailsėti, pasigydyti sulūžusius kaulus. Ir kai proceso to viso metu, šiaip po pasirodymo ar kažką, pas mane vieną kartą priėjo moteris ir sako, ar tu nemokini, nes aš važinėjau motociklu, patyriau avariją ir dabar vėl noriu grįžti, bet aš labai bijau. Tai tada ir dar vienas buvo toks kaip postumis, kad ne tiesiog mokinti šustriau, mandriau, kiečiau valdyti tą motociklą, o ir realiai, ta prasme, padėti žmonėms perėti per tas baimės, nes tikrai daug žmonių neteisingai valdo motociklą tiesiog, nes remiasi baimėmis. O kadangi mano ir kaip ir, toks kaip ir patirties turėjau su psichologiniu šiokių tokių žinių per gyvenimą gavęs, tai iš tikrųjų, netgi galiu vadinti, kad kai kurios žmonės aš nemokinu vairuoti, o padedu jiem reabilituotis ir vykdau tą terapiją, kad jie atsistatytų ir jeigu noro yra pakankamai po tos avarijos grįžti, kad jie galėtų tai padaryti saugiau, ramiau ir patirti tą gyvenimo džiaugsmą, kurį gali suteikti motociklas. Cirko ant moco padaryk kažką. Ir supratau, kad šitas pavadinimas daug nežada, o vis tiek pradėjau, brainstormint kažką, galvoju, vis tiek naktis, kaip čia, kaip pasiūtęs ten kažką. Ir tuo pat metu supratau, kad ir filmukas yra labai fainas, nakties siūtas. Ir galvoju, ir ten tas Slibiną prisijaukintų, ašgi dabar tam procese, mano irgi juodas galvoju šitą naktinę fūriją ar kažką. Ir toks kažkoks romantiškas, įsivaizdavimas, kad tu tas berniukas, kuris Slibiną mėgina prisijaukinti, senatvinis marazmas, jaunystėje prasidėjo. Ir taip ir susigalvojau tą nakties siūtą. Ir taip ir liko. Ir džiaugiuosi to.